Sveiki visi, šiandien esam Labanoro regioniniam parke. Išvykos tikslas būtų pavaikščioti šiek tiek, pažvejoti. Pagavau. Pernakvoti miške, bei pasidaryti valgyti. Ir išmokti kurti laužą lyjant lietų ir kai viskas aplinkui šlapia. Viskas bandom. Ajop, šikmat. Tai visus nuotykius stebėkite šitame filmuke. Ačiū. Link Lakajos. Jūs jeigu manęs paklaustumėt, kas čia yra per gamtos darinys, tai ir kaip jis atsiranda, tai jeigu trumpai papasakojus, ateina didelė kiaulė, 2 kojos, 2 rankos, 2 akis. Pasižiūri, ką nuveikus regioniniam parke. Išpilsi statybinės atliekas ir išpilni. Ir paskui ant galo dar atveši kokį šaldytuvą padėti. Tai čia yra kiaulių darbas. Dabar priėjau tokį įdomesnę vietą. Ar padumblė, ar marmalinė. Gal aš eisiu tiesiai. Ir jums visiems siunčiu daug. Eina savo, ką pamiršau. Va, kodėl man taip dar kažkaip sunkiai einasi. Tuoj susitvarkysiu vieną dalyką. Va, iškart sportinį režimą snapelis. Dabar galim bėgti. Nu va, iškart jaučiuosi, kad 0,2 km per valandą pagreitėjau. Vėjas pučia, košia per ausis labai gerai dabar. Kaip tikra sportinė mašina. Geriausias dalykas susikurti laužą. Tai kartais sakiau nerandi, tai va dabar pasimsiu.
Liko apie 2 kilometrus iki stovyklavietės. Tik tais tas, kad reikės susirasti kelią, nes žemėlapyje nėra jokio kelio pažymėta. Bet žinant, kad čia labai populiarus regioninis parkas, tai gali būti kažkoks. Tai pamatysim iš eigos. Varom. Jej, namai namučiai. Pagaliau. Gausi 15 km 320 metrų. 4 valandas eiti. Labai gerai. Neslėpsiu, nugara pavargo. Jaučiasi. Ką dabar galim pasidėti trapiausius ir pirmą ką padaryti, tai reikia pavalgyti pietus. Nes valgyti noriu žvėriškai. Ant pietų stalo greitai. Čiabata, sūrio, saliamio ir rūkala. Skanių pietų visiems. Kelis pagaliukus savo lovai.
Žinokit, kai buvau pasikabinęs hamaką kitoj vietoj, čia šalia, tai pradėjo apsiniaukęs taigi, pradėjo didžiulis vėjas, tai gau nuplėš viską, tai greitai nefilmuodamas pakeičiau grinai, kad dabar vėjas į nugarą, aišku rizikuoju vis tiek tokioje vietoje, bet noriu specialiai, kad prie ežero būtų, nei kas, jeigu jau bus blogai naktis, labai sulis, tai varysiu gilyn į mišką, kur tikrai užuoja. Bet kol kas tikiuosi, kad čia apsaugos, vėjas didelis, sutempiu kiek įmanoma, kol kas laiko. Padariau tokį, kad laužų užsikūrus šiluma vis tiek kažkiek į mane eitų, bet aišku vėjas pūs, tai turėtų būti normaliai, o jeigu labai vėjas pasikeičia, aš galiu patraukti pagalius ir gražiai nusileisti ir bus uždaras trikampiukas. Ir nežinau, nuo vėjo 360 tada bus apsaugotas, tai žiūrėsim. Įdomu tik kaip nuo lietaus, jeigu nepakils koks škvalas. Bet šiaip kol kas liuks, dabar varo malkų, nes panašu, kad ateina lietus ir sulauksiu lietaus, tai dabar čia pasidėsiu kelis pagalius, kad ant kurių būtų galima padėti kuprinę sausai nuo žemės, jeigu vanduo bėgs. Dar vieną pagaliuką padėsiu. Tai vis tiek bus sausiau, plus malkos bus sausesnis, jeigu labai stipriai lis. Ir galėsiu dar ant viršaus prakuras paslėpti nuo lietaus, kad nieko nesulytų. Žinau, ryškus, bet čia mano mėgstamiausias, labiausiai tikinti spalva. Tai aš gaudau iš pradžių ir pačioj pradžių nuo tikėjimo, o paskui jau bus. Nes jeigu pats netiki, tai Iš pat pradžių reikia pabandyti pagauti iš teraso savo. Jeigu iš terasos nepagausim, eisim biškį ratuką. Kiek spėsiu, tiek.
Terasai su manim nieko nėra. Pagavau. Ant džipso galiu eiti. Oi, vargšė koja, palauk, mažydė. Nieko gyvenu. Kabliautoja. Brakonierius. Dabar duoklė. Aš duosiu ešeriui. Ešerio imitacija. Viskas, manau, užteks, pažvejau valandėlę, nieks nieko. Labai jau valgyt noriu. Reikia tiek daryti. Eikta, sušlapau batus. Visa sala juda, visa sala pelkė. Čia toks jausmas, kad žolė ant vandens, nes va čia va yra duobės ir jos dugno nematyti. Pats tas ant vakaro buvo sušlapt kojas abi kiaurai. Nieko, didesnė motivacija įsikurti laužą ir čilint. Ir šiaip jau labai noriu valgyti. Gana įsidirbinėti, reikia vakarieniauti. Bet pirmą reikia užkurti laužą. Tai mūsų vakarienė šiandienos bus graikiškas vištienos gyro patiekalas, tai mums reikės pytos duonelių. Turiu pasiruošęs namie susimarinavęs vištienos krūtinėlę su graikišku padažu, itališkais prieskoniais, druska, pipirai ir kaip ir viskas. Tada halumi sūris kepsim. Dar graikiško jogurto, nes darysim salatikių ir darysim, bijau nusišnekėti, bet kaip tarėsi tadžinį, tadžinį, nežinau kaip tiksliai tarėsi.
Oi, vištiena labai gerai iškepė. Tik labai karšta, labai sultingai iškepė. Įdėsiu į vidų biškį salotų. Įdėsiu vištienos. Ir tada įdėsiu sūrio. Skanaus, bandom žiūrėti. Apart to, kad viskas bėga, tai skanu. Antras dublis ir antras apsibuzojimas. Kai ką prisiminiau, tu ateisiu. Colą pamiršau. Skanaus dabar tikrai visiems. Labryt. Labryt, labryt. Visą naktį pylė lietus ir tik dabar nustojo. Dabar yra 8. Nustojo 8 ryto, lyja nuo 6 gal vakaro. Eik tu savo, kalė nepataikė silkutė. Eik kaip skaudžiai. Tai Jėzus. Kabliautojas antrą žuvį, nu bet čia nepataikė jinai. Ir žinoma, bajeris tas, kad nuvirto kamerą. Šiandien maistą kaip ponai galėsim gaminti ant stalo. Patogiai. Gys sviestas tiesiog, kad būtų skaniau kepant. Pusrytainis. Pyragėlis. Kol kepoje įsirengsiu vietą pavalgymui.
Skanaus visiems. Blimti vandenį. Nežinau, spręskit tikrai patys. Nesitikėjau, kad bus taip gerai. Nakvau prie Baltelio ežero, o šiandien dienos planas, manau, eisiu Proskynę žemyn iki kelio, kuris veda į Lakajus. Tai čia aišku žvyrkelis bus, bet eisiu iki Lakajų, o nuo Lakajų eisiu iki miestelio Raša. Ir bandysiu pasiekti šitą stovyklavietę. Ačiū už nuostabiai praleistą naktį. Buvo malonu. Atvažiuokit, malkų bus. Taip literaliai įsivaizduoju pupsiką. Blemba, dar tokia nemačiau pupsiko. Viti. Ikėjos reklama. Ikėja. Vietoj kaip Ikėjai būdinga valgykla. Suvalgyti dešrainių už 99 centus. Dar vienas nuostabaus grožio ežeras šiame regioniniam parke. Žiauriai tokios vietos. O čia yra juodieji Lakajai. Juodai juodi Lakajai. Aš esu juodai alkanas, taip kad galima papietauti. Nestipriai lyja, neištirpsiu. Kaip matėt, buvo įvykdytas greitas apsivalgymas. Ir dabar galim eiti toliau. Tai yra kurmis, tik tais jau tiesioginė ta žodžio prasme.
Užsiknisęs. Stovyklaviečių rojus. Vien stovyklavietės. Na, 2, 3, 4, 5, 6. Vien matau 10 stalų, solų ir 10 laužaviečių tai. Bet matau geriausia. Einam, parodysiu. Nuostabi. Mano nakvynės vieta. Virtuvė. Valgomasis aplink. Lova kur tik nori. Ir taip, tai mano nuosava prieplauka. Stovyklavietė gal ir nėra laukinė, bet užtat nuostabi. Iš tikrųjų labai tvarkinga, sutvarkyta viskas, nėra šiukšlių. Žmonės kultūringi, susirenka viską pas savęs. Daug kur palikto grotelės visi keps. Tai visi gali pasinaudoti, manau, ir palikti, aišku, nepasimti savim. Taip, vienas minusas, kad gal buvo sunkiau su mediena, nors visi miške, bet viskas ant tiek prižiūrėta, kad nudžiūvusi medžių sunkiai rasi. Nieko, bet iš kažkur toliau bus galima atsinešti. Helikopter. Man sakė, taip lengviau išvaržą gauti. Noriu parodyti ir papasakoti apie prakuras. Tai ieškokit tokių eglaičių, jie žaliuojančios, bet eglės iš apačios pradeda džiūsti, auga viršui. Tai va tos visos šakutės mažos, jis yra sausas, nes dengia dar žali spygliukai jas. Ir jos visos yra sausos, tai gali prisirinkti labai daug jų. Greit užsidega, aišku, čia dabar be spygliukų, bet jeigu rasit su spygliukais, aš dar paieškosiu irgi. Tai jos dar geriau dega, nes spygliai intensyviai pagauna ugnį kaip plaukas ir staigi duoda liepsną, didelę kaitrą. Tai jeigu stambesni pagaliukai jūsų bus, va, kaip mano, šiek tiek drėgni, tai labai greit išgaruoja drėgmė ir staigi užsidega laužas. Tai va, susirandat, geriausia, aišku, nudžiūvęs medis, kad augančiam, žydinčiam medžiui dar nepakenktumėt. Turit peilį. Stipriai rėžėt. Tada rėžėt, žodžiu, išrėžėt kvadratą. Įsivaizduokit, kad merginai ant medžio norit išrašyti ką nors. Stipriai pjaunat. Išrėžtas kvadratas, tada kišat peiliuką ir pabiškį lūpat žievę. Nes kurie jau labai sudžiūvę būna, tai būna aišku nusilūpusių. Bet jeigu dar tik tais neseniai nudžiūvęs,
ir nėra ką daryti. Gražiai nulupat kvadratą. Čia galėsit šitą pusę nuskus, nes jin drėgna. Čia ne pati žievė dar. Nuskusite. O kitą pusę paskusit prie laužo ir nuo žiežirbos užsidegs labai staigiai. Tai ką, šiandien vakaras tikrai nebus apseitas be vakarienės ir skanios vakarienės gamintos ant laužo. Tai saldi bulvė folijoje. Čili troškinys, bet ne čili troškinys. Keptuvė maža, bet kokią turiu, tokioj stengiuos pasidaryti. Perpjausim bulvę ir viską paskui dėsim ant bulvės. Ar sudegė? Oi, kaip gerai. Neturi tarkuoto sūrio, tai suplėšiau šitą. Kalpa. Skonis geras. Sumuštinį man ryte buvo skanesni, bet aš tiesiog mėgstu sumuštinius. Gan paprastai pasigamina, tik rekomenduoju turėti didesnius indus. Bet čia prieš miegą tai arklio porcija. Nemanau, kad pabaigsiu, bet bus matyti. Čilį įveikiau, tai viskas, apsidėlioju daiktus ir susitinkam iš kokono. Kad rytoj būtume gražus drugys.
toliau susitinkam nebe susisukę palietum, o patogiai atsisėdę, tai šiandien pusryčiams bus sweet chili sumuštinį duonelę su saldžiosiom paprikom ir čili pipirais, kiaušiniai, mozzarella, šoninė ir visokie kitokie pagardukai. Kimbam į įdomiausią šios dienos dalį, skaniausią gal. Rūkalą. Uždarom minį. Ir einam dar pakepsim. Filmuoju, kalbu, o kad kameras neįjungiau. Skanių pusryčių žiauriai geras sumuštinis. Dabar top 1. Antroji vietoj vakarykščiai. Žiauriai geras buvo. Einam dar kepti. Nu ir 3. Gal ir 4. Jeigu klausit, kur man telpa tiek maisto, tai aš tiesiog šoku. Laimės šokį, deginu kalorijas ir daugiau telpa. Laimės šokis yra dėl maisto ir dėl iššūkių. Gerai, valgyt. Oi, labai daug maisto buvo, labai daug. Dabar sunkiausia dalis, reikia viską susitvarkyti. Susitvarkyti stovyklavietę, įsiplauti indus ir keliauti link galutinį kelionės tikslą, Labanorą. Ciao! Šios dienos maršrutas. Mėgauju čia. Išeisiu čia iškart į keliuką. Dešinę eisiu mėlynuoju dviratininkų maršrutu. Bet neisiu iki pagrindinio kelio. Suksiu į mažą keliuką. Eisiu va šito keliuku. Pro tą ledekinį, kur vakar norėjau. Mažas keliukas ir tik tada išeisiu į pagrindinį kelią. Ir tada pagrindiniu keliu tiesiai iki Labanoro. Ežeras Lydekinis, prie kurio vakar norėjau ateiti.
Kol kas laisvų plotų nematau. Apaugęs visas, bet gražus laukinukas toks. Va tokius ežerus ir įdomiausia patyrinėti. Liko koks kilometras mišku ir paskui 6 kilometrai plentu, nes iš viso liko apie 7 kilometrus. Tai paskutinė miško atkarpa. Tai manau, čia su jumis atsisveikinsiu. Prie mašinos tik tais būdamas pasakysiu, kiek kilometrų gavosi. Bet noriu sveikinti gamtoje, ne ant plento. Tai ačiū, kad žiūrėjot, mano myli žiūrovai. Ir manau, susitiksim kitą kartą, vėl kažką naujo sugalvoję. Čiau. Iš viso gavosi 11,5 km. Atleidau gazo raištį ką tik. Tai dar kartelis ačiū, kad žiūrėjot. Pasidalinkit, paspauskit like. Ačiū jums.